Komitė sukurtas mokslininkų klinikiniais tyrimais patvirtintas poveikis. Namiko naudingųjų mikroorganizmų koncentratai tai kelias į sveikatą ir laimę. Mano gyvenimas virto pragaro. Taip kalba nuo raminamųjų vaistų priklausomi žmonės. Jis kreipiasi dėl to, kad nebenori gyventi, kad pas jį seilės teka, žodžiu, nei džiaugsmo. Kalbam apie baisumą, pasimetimą, sąmyšį, bejėgystę. Tai yra baisi priklausomybė, tai yra viena iš baisiausių priklausomybių, kuris pakeičia taip mūsų smegenų struktūrą, kad žmogus, kuris vartoja būtent šitus vaistus, jam atrodo, kad jis be jų išvis negalės funkcionuoti. Daugumos priklausomų nuo vaistų žmonių istorijos prasidėjo panašiai. Sunkus laikotarpiais gydytojas išrašė benzodiazepinų grupės tablečių ir žmogus net pats nesuprato, kaip įklimpo. Štai yra tuo apgaulinga, kad vaistą išrašo gydytojas. Ir tada žmogui atrodo, kad jeigu gydytojas išrašė, reiškia, viskas yra gerai ir viskas yra legalu. Lietuvoje raminamųjų ir migdomųjų tablečių vartojimas pasiekė kone epidemijos mastą. Pagal suvartojimų psichotropinių vaistų skaičių mes vieni pirmaujančių visoje Europoje. Sveikatos apsaugos ministerija pripažįsta, kad kasmet priklausomų nuo psichotropinių vaistų diagnozuojama vis daugiau. Jeigu prieš 25 metus namų vaistinėlį galėjom rasti ten jodą, blentinę žalumą, spiritą, salicilio spiritą, ten citramoną, kokį nors analginą, tada dabar rasim neuroleptikų 3 rūšis, benzodiazepinų kokias 5 rūšis, antidepresantų ir dar kokių anksiolitikų. Pasižiūrėk tėvų vaistinėlės, senelių vaistinėlės. Ten iš principo yra narkomanų rinkinukas. Jie turi visi juodai dienai. Ir vat kaip kunigas, sakau, va šiandien turėsiu laidotuvės. Ras blaivės akis laidotuvėse po truputį tampa iššūkiu. Žmonės bijo gedėjimų. Tai nėra malonus jausmas, bet jis labai sveikas. Prablaivinantis gyvenimo kryptį, gali permąstyti dar kažką. Ir jeigu kažkas numiršta, atsiras tau krūva tetų su rankinukais, kur turi rūžavų tabletėlių, kitokių tabletėlių. Vardo nepanorusi atskleisti Vilnietė mūsų laidai prisipažino, kad jau ne vienerius metus vartoja migdomuosius, kuriuose išrašo šeimos gydytojas. Aš vartoju. Jūs vartojat pati? Taip, zolpidemą. Kiek laiko vartojat? Nu, aš retkarčiais, kada ten 3-4 paras nemiegu, tai vieną kartą reikia pamiegoti. Bet aš jaučiu, kad aš jau porą metų kaip vartoju ir yra priklausomybė. Raminamuosius ar migdomuosius vaistus vartojate metus ir galvojate, kad priklausomybė jums negresia, tada paklausykite. Jeigu mes kalbame apie receptinius vaistus, tai yra raminamuosius, tai yra benzodiazepinų grupės vaistai, tai kadangi tai yra psichoaktyvios medžiagos, viena iš psichoaktyvių medžiagų, tai visos psichoaktyvios medžiagos sukelia priklausomybę. Vienareikšmiškas atsakymas, kad po tam tikro laiko jas vartojant, smegenų struktūra pasikeičia taip, kad tos medžiagos smegenys reikalauja vėl ir vėl. Ar yra kažkokia specifinė žmonių grupė, kuriam ypatingai reikia būti atsargiems? Kitas priklausomybės turintiems ypatingai atsargiems reikėtų būti, jeigu turi žmogus priklausomybę alkoholiui, tai šitas vaistas, benzodiazepinų grupės vaistas priklausomų jį padarys dar greičiau, dėl to, kad veikia beveik tas pačias sistemas. Ir, aišku, tai yra dar vienas toksai atrodo žmogui, kuris gydosi nuo priklausomybės alkoholiui, kad išsigelbėjimas, kad jisai nevartoja alkoholio, bet jisai tada perina ant kito vaisto. Tai čia, tokia didžiausia grupė. Ir, kita grupė turbūt žmonių, kurie vartoja kažkokius tai kitus vaistus, tarkim, ir tada pradeda juos derinti. Bet didžioji dauguma turbūt irgi vartoja juos vienus ir dozės skiriasi nuo 1 iki keliasdešimt tablečių per parą. Pagrindinė priklausomybės nuo vaistų priežastis per ilgas jų vartojimo laikas ir savigyda. Žmonės, kuriems padeda, jie nebūtinai, jie netgi žinodami informaciją, kad tai kenkia ir kad tai sukelia priklausomybę, jie vis tiek toliau vartoja, nes jiems padeda. Jie kitaip savo gyvenimą nebeįsivaizduoja. Tai yra baisi priklausomybė, tai yra viena iš baisiausių priklausomybių, kuris pakeičia taip mūsų smegenų struktūrą, kad žmogus, kuris vartoja būtent šitus vaistus, jam atrodo, kad jis be jų išvis negalės funkcionuoti. Ne tai, kad miegoti, jis negalės dirbti, jam taip atrodo, jis negalės bendrauti, jis negalės kalbėti netgi. Dėl to, kaip išsigelbėjimas, tada atrodo šito vaisto, šitos tabletės pavartojimas. Labai malonu, kad yra tokių, kurie sako, tarkim, kodėl man nieks nesakė, bet tai žinokit, kad ir kaip tai liūdna sakyti, tai yra mažoji dalis žmonių, kurie sako, kad nežinojau.
didžioji dalis dažniausiai yra žinantis, kad tai yra jau priklausomybę sukeliantis ir vis tiek ilgą laiką vartoja. Pagrindinis simptomas, kuris išduoda, kad esate priklausomas nuo šių vaistų, baimė, kad jie baigsis. Kai pradeda skaičiuoti, ar tablečių, ar tai būtų tabletinė forma, ar būtų injekcinė forma, ar jų užteks. Jau šitas signalas duoda mums progą pagalvoti apie kitą lygmenį pavojaus. Tai reiškia, žmogus niekad nepražiūrės, nepražioplins eigos, kaip gauti medikamentą, nes jis patapęs jau tam tikrų reliktų, tam tikrą garantų jo saugumo, sveikatos stabilumo. Dar vienas priklausomybės bruožas – bandymas gauti norimų vaistų, bet kokią kainą. Nėra labiau motyvuoto, man atrodo, šiaip žmogaus pasaulyje kaip priklausomas žmogus, nes jisai gali susigalvoti įvairiausių būdų, jisai gali tiesiog, kalnus perlipti, kad gauti tą medžiagą, nuo kurios yra priklausomas. Ir tai nepasakyčiau, kad tai yra blogas žmogus, tiesiog taip veikia priklausomybė. Taip jo smegenys veikia, kad tam, kad jisai bent pasijaustų kažkiek gerai, jisai turi gauti tos medžiagos. Jis geba jau nepražiūrėti vaistų, susiskaičiuoti, kiek turės iki kito karto, kol gaus. Ir čia įsijungia kaip toks ekstremiškas veiksmas, nes galva turi labai gerai virti, kur gauti, kas išrašys, kokią formą išrašys, ar pirks legaliai, ar pirks nelegaliai. Reiškia, patampa kaip penkiagubio agentai. Legaliu būtų gauti psichotropinių vaistų vis sudėtingiau. Jau metus jie išrašinėjami tik elektroniniais receptais, kurių nepadirbsi, o ir kiti medikai matys jūsų recepto istoriją. Nepaisant to, trokštantiems jų gauti nėra bėdos. Kartais gauti žymiai lengviau vaistą gauti, negu kartais lietaus sulaukti, kai būna sausra. Tiesiog labai daug yra vietų, ką jau parodo mūsų klientai, pacientai, kur galima. Galima paverkti ir ilgesingų balsų pas kaimyną, žinot, kad kaimynas turi. Aš manau, kad gydytojas yra pats mažiausias blogis, jeigu taip manytų publikoje, kad drašo, lengva ranka, neatsakingai. Dar ir kaip atsakingai. Kartais kolegom ten žarnas suka, kad mato, kad didesnė dozė reikėtų parašyti medikamentų pagal indikacijas ir jau pabijo, nes gali žmogus panaudoti ne pagal paskirtį. Gali ten, tarkim, pasidalinti su giminaičiu, su kaimynu. Ant tiek rinkoje daug, ant tiek gatvėse yra daug medikamentų, ant tiek yra turguose, internetinėse platybėse. Priklausomybė nuo psichotropinių vaistų užduoda ir sunkiai ištverimą būseną, jei jų nevartojate. Ir akivaizdus prašviesėjimas, kai išgeriate dozę. Jeigu yra nutraukus vaistą, pasireiškia nutraukimo sindromas, tarkim, abstinencija, kuomet žmogus kaip ir norėtų jau nebevartoti ir jisai, tarkim, valėtų jau stiprus ir suvokia, kad šiandien negerai, kad jisai vartoja, pajaučia, kad vyksta prakaitavimas labai silpnus, stiprus, tiesiog, jisai širdies permušimai, spaudimas padidėja, jisai visiškai nemiega, yra be galo neramus. Kai kuriam pacientam netgi prasideda panikos atakos, jie kviečia greitąją pagalbą tam, kad tiesiog galvoja, kad turbūt širdis sustos arba numirs. O tokie nutraukimo sindromai, aišku, irgi jie yra jau požymis, kad yra žmogus priklausomas. Priklausomybę nuo raminamųjų būtina gydyti. Kaip tai vyksta? Kelionė ganėtinai ilga. Tai reiškia, jeigu prasideda kelionė nuo detoksikacijos proceso, tai yra vaistų sukoregavimo iki minimaliausių dozių, kurios pasiektos laike duotų mažiausią diskomfortą. Toliau, jeigu reikalinga keitimų į kitą medikamentą, kuris mažiausio pavojingumo ir, tarkim, kurį galima užbaigti, ir tada prisideda visa psichoterapija, kartais net ir rekomenduotinos ilgalaikės reabilitacijos įstaigos, reabilitacijos centrai, terapinės bendruomenės, tam, kur žmogus būtų ritme, būtų tiek užsiėmimų ritme, paslaugų ritme, nes grįžimas į namus, grįžimas į tą pačią aplinką, grįžimas į tą patį, tarkim, stresinį darbinę aplinką, šeiminę aplinką ir panašiai, gali labai greitai sugrąžinti visą tą, kas buvo kažkada atsisakyta. O kuo gali baigtis negydoma priklausomybė nuo psichotropinių vaistų? Jeigu kalbame apie toliau negydoma priklausomybę, tai žmogus pasilieka pozicijoje mirinėja ilgai. Mirinėja ir neturi jėgų ne tik numirti, bet numirti saugiai. Kalbam apie baisumą, pasimetimą, sąmyšį, bejėgystę, begalystę. Jei vartojate šios vaistus ilgą laiką, neapgaudinėkite savęs. Jaučiate, kad be jų negalite gyventi, būtinai ieškokite pagalbos. Kreipkitės į šeimos gydytoją, psichiatrą, psichoterapeutą arba toksikologą. Kai supranti, nuo ko priklausomas, tu patampi laisvu. Kol nesupranti, nuo ko priklausomas, tu esi vergyjoje. Labai svarbu priminti, kad psichotropiniai vaistai ne visais atvejais tampa blogiu. Juk vaistą nuo nuodo skiria tik dozė. Todėl jei šie vaistai būtini jūsų ligai gydyti ir tai darote su medikų priežiūra, priklausomybė jums negresia. Nebandykite jų nutraukti nepasitarę su gydytojais.
ką, o svarbiausia, su kuo valgyti, kad būtume sveiki. Pasirodo, kad teisingai suporuoti maisto produktai mūsų sveikatai gali duoti nepalyginamai daugiau naudos, nei juos valgytume atskirai. Tyrimai atskleidžia, kad derindami vos 2 produktus tarpusavyje, mes geriau įsisavinsime sveikatai būtinas medžiagas. Netrukus pamatysite, ką ir kodėl verta valgyti kartu. Šitas derinys yra labai svarbus tiem, kurie rūpinasi savo sveikata, kurie turi riziką širdies ir kraujagyslių ligų. Iš tikrųjų, čia yra super pora. Pirmoji sveikų produktų pora – pomidoras ir alyvuogių aliejus. Kodėl šis klasikinis viduržemio dietos derinys toks naudingas mūsų sveikatai? Pomidorai ne to, kad jie yra skanus, bet jie dar turi tokių įvairių naudingų medžiagų. Viena iš jų yra likopenas, yra ta, kuri duoda spalvą. Tai yra labai stiprus antioksidantas. Ir jisai negi turi poveikį prieš vėžinės savybės. Labai svarbu, jisai saugo mūsų kraujagyslių vidų endotelį nuo pažeidimo. Jeigu mes šnekam apie cholesterolį, pirmą tas cholesterolis pradžiai limpa prie pažeisto endotelio ir tada pradeda formuotis jau ten tos aterosklerotinės plokštelės. Taip, kad likopenas turi labai daug naudingų medžiagų, bet įdomiausias dalykas, kad jam, kad jisai pakliūtų į mūsų organizmą ir įeitų tą ląstelę ir darytų gerą darbą, jisai turi praeiti pro membranas. Ir vadinasi, kai likopenas yra naudojamas su geraisiais riebalais, jisai yra ženkliai labiau įsisavinimas, yra daugiau negu 4 kartus geriau įsisavinimas į mūsų organizmą. Kalcio šaltinis brokolis ir vitaminą D turintis kiaušinės. Taip pat puikus duetas, kas vyksta mūsų organizme, jei kiaušinius valgome kartu su brokoliais. Ką mums reikia to vitamino D? Atrodo, jisai toksai sudėtingas, iš tiesų jisai yra labai daug ką daro, bet jau žiūrėt paprastai, jisai įveda kalcį, kad mes iš maisto ženkliai geriau jį įsisavintume. Ir jisai įveda jį į kraują, jis padaro tą kalcį mums naudingą, laisvą kalcį. Ir dėl to mums reikalingas vitaminas D tam, kad mes tą kalcį įsisavintume iš maisto. Be vitamino D mums jį labai sunku įsisavinti. Vitaminas D taip pat turi daug naudingų savybių ir tam, kad jisai tą kalcį atiduotų toliau kūnui, reikalingi kiti elementai. Pavyzdžiui, vitaminas K2, kurio taip pat yra labai daug kiaušinio trynyje. Tai kad jeigu mes gauname ir vieną, ir kitą, mes gauname ir vitaminą D, ir vitaminą K2, kuris tą kalcį įveda ir į kaulus, ir į mitochondrijas. Taigi, valgydami kiaušinius nepamirškite ir brokolio. Juolab, kad iš šių 2 produktų galima pasigaminti daugybę sveikų patiekalų. Neturite laiko, grįžot vakare namo, staigiai susiplakat 2 kiaušinius, pagardinate gerais prieskoniais, ciberžolę su pipiru, susipjaustot smulkiai brokolius, jeigu yra hipoteriozė, galima juos trumpai pamerkti į karštą vandenį ir užpilam štai tokius brokolio žiedinėlius ant keptuvės plaktais kiaušiniais. Viskas po 5 minučių yra tobula vakarienė, kur turėsite ir kalcio šaltinį, ir teisingą kalcio įsisavinimą. Visi žino, kad špinatai yra itin naudinga daržovė. Be kitų medžiagų špinatuose itin daug geležies, tačiau vieni špinatai mums nesuteiks tiek naudos, kaip poroje su citrina. Tam, kad mums pasisavinti geležį iš negyvūninės kilmės, yra sunku mūsų organizmui. Dėl to mums labai šitoje vietoje padeda vitaminas C. Jisai būtent padeda įsisavinti mums tą geležį, kur yra negyvūninės kilmės. Kitas dalykas, vitaminas C saugo ir nuo geležies pertekliaus. Jeigu yra per daug geležies, jinai gali per daug duoti mums to deguonies ir mes vėl turime problemą su laisvaisiais radikalais, taip kad vitaminas C šitą dalyką subalansuoja. Ir vitaminas C padeda geležį atsidėti į atsargas, į feritiną. Taip kad mums vitaminas C yra labai naudingas, ypatingai tie, kurie nori gauti geležį ne iš gyvūninės kilmės. Mes tiesiog galime salotas užpurkšti C vitamino šaltinių, tai yra citrina, greipfruto, apelsino padažų ir vėlgi pagerinti geležies įsisavinimą. Bet po tokio maisto negerti, pavyzdžiui, kavos arba arbatos, todėl kad būtent taninai esantis kavoje arbatoje sustabdys geležies įsisavinimą. Prostatos vėžį galima išgydyti ir tai nėra mitas, tačiau būtina sąlyga – liga turi būti nustatyta kuo ankstesnėje stadijoje. Tikrinausi pagal programą, kas mane labiausiai sukrėtė. Numirė mano labai geras bičiulis. Kartais vyrams sakau, žinot, jeigu jums ten 70-75 metai, tai jūsų situacija, jūsų gyvenimas būna daug greitesnis negu jūsų liga. Nes mes žinom, kad mūsų liga, prostatos vėžys, dažniausiai yra labai lėtai, progresuojanti chroninio pobūdžio
tokia rusenanti ilgus metus liga. Įsivaizduokite, jeigu mes gyvename neturėdami lytinių santykių, nesulaikydami šlapimo, iš tikrųjų nesidžiaugsime labai. Ir mano praktikoje yra buvę įvairiausių atvejų, net ir savižudybių dėl tokių dalykų. Prostatos vėžys, jisai gali būti daugumą atvejų tikrai ir stebimas, ir kontroliuojamas. Iškart radus padidėjusi PSA įsigąsti nereikia. Reikia atvykti pas urologą ir išdiferencijuoti dar, kokios tai priežastys lėmė padidėjimą. Jeigu prostatos vėžys visada būtų diagnozuojamas tik pirmų stadijų, nuo jo vyrai nemirtų. Tačiau atlikta apklausa atskleidė, jog vyrai labiau bijo vizito pas urologą nei galimai pasitvirtinančio fakto apie prostatos vėžį ir be reikalo. Iš 10 nustatytų atvejų gal 2 yra ta liga mirtį nešanti, rizikinga. Visiems kitiems yra įmanoma ją pagydyti įvairių formų. Tas gydymas dažniausiai yra labai efektyvus. Mes išsaugodami vyrams normalią gyvenseną, duodam jiems didelį pranašumą. Aišku, gebėjimas gyventi su ta mintim, kad aš turiu prostatos vėžį, nėra taip paprasta. Taigi, kiekvienu tuo konkrečiu atveju mes galim žiūrėti savo pacientus labai individualiai ir individualizuojant terapiją parinkti jam geriausią, sakykime, taip, gyvenimo variantą, gyvenimo su liga variantą. Būti tarsi po padidinamu stiklu, reguliariai lankytis pas urologą, reguliariai darytis PSA rodiklius. Noriu pasakyti, kad Lietuvoje yra ta ankstyvosios diagnostikos programa. Programa iš tikrųjų unikali Lietuvoje, kurią mes čia turime. Todėl, kad mes turim didelę europinę klinikinę studiją, kuri aiškiai pasakė, kad maždaug 40% tokios programos gali sumažinti metastazavusio prostatos vėžio kiekį ir maždaug 20% sumažinti aplamai mirštamumo riziką. Jeigu mes turime žemos rizikos karcinomą, tai tikimybė numirti nuo prostatos vėžio yra mažiau negu 7%. Jeigu mes turime aukštos rizikos prostatos vėžio, tikimybė numirti nuo prostatos vėžio yra apie 40%. Ta rizika išauga beveik 5 kartus. Išeinant iš sampratos apie riziką, ne vien pačios prostatos vėžio riziką, bet kartu ir kardiovaskulinių ligų, plaučių ligų ir kitų sisteminių ligų. PSA tyrimas, jisai gali didėti tais atvejais, kai sergate prostatitu, reiškia prostatos uždegimu, kai buvo kažkokios tai intervencijos per tiesią žarną, manipulacijos, sakykime, kolonoskopija ar kažkokios kitos. Taip pat po lytinių santykių, jeigu iš vakaro turėjote lytinius santykius, taip pat niekuomet neikite atlikti PSA testo. Tokiu atveju aš visuomet rekomenduoju pakartoti PSA tyrimą po kelių savaičių. Gerybinė prostatos hiperplazija, tais atvejais, kai prostata yra gana didelė, jinai išvešėjusi. Tokiu atveju mes galime turėti taip pat aukštesnį PSA, sakykime, virš 3, mes galim turėti ir 4, ir 4,5 ar ne, dėl prostatos dydžio, todėl kad PSA, reiškia prostatos specifinį antigeną, gamina pati prostata. Tokiu atveju naktį dažnai tenka skubėti į tualetą, o tai gali būti ženklas apie rimtesnės prostatos problemas. Prostata yra kaštono dydžio, sėkla gaminanti liauką esanti žemiau šlapimo pūslės. Jei liauka padidėja, atsiranda sunkumai šlapintis, gali būti silpna srovė nepaisant to, kad šlapimo pūslė dar pilna. Tokius simptomus patiriantys vyrai turėtų nedelsiant kreiptis į šeimos gydytoją ar į urologą ir atlikti tyrimus, kurie parodys, ar tai vėžys, ar uždegimas, ar prostatos hiperplazija, kitaip prostatos išvešėjimas, su kuriuo jau ne pirmi metai gyvena ir maestro Donatas Katkus. Aš niekad nesiskųsdavau, negalvojau, kad man kas nors gali būti blogai. Šlapimo nelaikymas atsirado tam tikrai tokie keisti pojūčiai atsiranda. Šlapintis tiek to jau, pasakysiu. Bet labai keistai, kartais naktį iš vis neinu, o kartais naktį ir gana dažnai tai viskas. Aš sistemingai tai tikrindausi, tai sandariškėse, tai dar kokioje ligoninėje kartais pasitaikydavo. Bet čia buvo specialus prostatą pasižiūrėti. Sako, ei, pasitvarkoja viskas yra. Nu, yra vienas, tegul papildus geria. Aš tai noriu pasakyti taip,
O nedarykit šitoj vietoj prostatos problemose, tose suvešėjimuose, nenumokit ranką. Vieni, kas jūs gali sustabdyti, apsaugoti, tai gali apsaugoti papildai, maisto papildai. Tai yra rimta liga. Gerybinės prostatos hiperplazijos pavyksta išvengti tik retam vyrui. Tai dažna vyresnių nei 40 metų amžiaus vyrų liga. Iki šiol nėra aiški jos kilmė. Ir nors tai nėra pagrindinė prielaida atsirasti prostatos vėžį, visgi susidūrusiems su hiperplazija vyrams tampa svarbi ir prostatos vėžio prevencija. Visuomet galima galvoti pirmiausiai apie pačio žmogaus teisingą gyvenseną, pradėti sportuoti, daug judėti, gerti pakankamai skysčio, valgyti gausiai daržovių, sakykime, vengti riebių patiekalų, vadinkime, gyvulinės kilmės riebalų, įtraukti į maisto racioną polifenolius. Kažką daryti reikia. Tiek mityba, daržovės, vitaminai, skaidulinės medžiagos, veikia kaip antioksidantai, išvalo organizmą bendrai. Tai prisidėsi prie bendro organizmo, reiškia, onkologinės apsaugos, širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos. Ir tais atvejais, jei iš tikrųjų prostatos vėžys yra, sakykime, agresyvus ar tai vidutinės aukštos rizikos, tik tuomet tenka pagalvoti apie vieną ar kitą gydymo būdą, ką mes, sakykime, galime pasiūlyti multidisciplininio konsiliumo būdu, nusprendę kartu su gydytoju radiologu, chirurgu, radioterapeutu, anesteziologu, urologu. Jeigu yra matoma, kad pacientas turi daug gretutinių ligų ir tas tikėtinas išgyvenamumas mažesnis, tai dažniausiai pacientus siunčiam spindulinei terapijai. Jeigu mes matom, kad išgyvenamumas didesnis, pacientas jaunesnio amžiaus, tai tokius pacientus operuojame. Nereikia skubėti pulti operuoti ar spinduliuoti, kitaip tariant, ar ne, ar kitokių gydymo būdų bandyti įveikti šią ligą. Todėl, kad su šią ligą greičiausiai šis pacientas nugyvens mažiausiai 10 metų, greičiausiai nieko nedaręs, nei operavęs, nei spinduliavęs. Kiekvienas iš mūsų mes turim piktybinių, negerų ląstelių, kurios pas mus tūno laukia savo palankių sąlygų. Suteikus teisingą informaciją pacientui, dažniausiai randame bendrą kalbą. Apie tai, kokie preparatai padeda maestro Donatui Katkui, sužinosite netrukus. Prometėjas sukurtas mokslininkų klinikiniais tyrimais patvirtintas poveikis. Namiko naudingųjų mikroorganizmų koncentratai tai kelias į sveikatą ir laimę. Šiandien yra naudojami labai progresyvūs prostatos vėžio gydymo būdai, todėl tokia diagnozė nereiškia mirties nuosprendžio. Visgi yra vienas bet. Tai galioja tuomet, jei liga pastebima laiku. Ta suprato maestro Donatas Katkus dėl šios ligos netekęs artimo bičiulio. Jisai vieną dieną prieš savo mirtį labai ieškojo manęs, norėjo su manim pasikalbėti kažkokio tai telefonu. Ir mes nepagavo tiesiog. Ir aš pasiliko man gyvenimas tas netekties, toks nepasakytas jausmas. Saugok savo prostatą. Aš bijau, kad jis tą norėjo man pasakyti. Pradėjau naudoti pomite. Aš tai jaučiu, kad kažkas tai pas mane lyg ir buvo. Ir pradėjau reguliuotis. Nebijoti vartoti vieną ar kitą papildą, negalvoti, kad tai yra tik tai papildas, o ne vaistas. Nes kaip dažnai ateina pacientas ir sako, daktare, o man vaistų neišrašysit.
tai kad nereikia tau vaistų šiuo metu. Tai reikia jau tau pakanka tik papildo. Nėra lengva paaiškinti, kodėl mes kartais taip akcentuojamės į amžių. Yra vyrų, kuriems 75 metai, jie puikiai atrodo, geros fizinės kondicijos, jokių gretutinių ligų nėra, tai kodėl jo negydyti? Jeigu daugiau visi valgytų sveikesnį maistą, greičiausiai ir onkologijos būtų mažiau. Geroji žinia ta, kad 4 iš 5 nustatytų prostatos vėžio atvejų yra mažos rizikos, todėl taikant aktyvią stebėseną jis gali būti stebimas kelias, 10 ar net daugiau metų. Didesnės rizikos prostatos vėžys gydomas chirurginiu radioterapijos būdu hormonais. Stebėsena yra gana saugus buvimas tarsi po padidinamuoju stiklu. Tai reiškia fizikinis tyrimas, digitalinis rektalinis tyrimas, PSA rodikliai, kaip sakiau, magnetinio rezonanso, kontrolinių biopsijų metodai, visi jie sudaro tą visumą, kada mes dažniausiai pacientą galim saugiai stebėti. Tavo čia pacientai ir kartais klausia, kiek aš galiu pasitikėti. Mano atsakymas tiems pacientams: neskubėkit su sprendimais. Prostatos vėžys didžioji savo masė, kaip sakiau, yra chroniška geros prognozės liga. Jūs apeikite vieną daktarą, antrą, trečią, susirinkit kelias nuomonės. Lietuvoje tiek Klaipėda, tiek Vilnius, tiek Kaunas, tiek Šiauliai ir Panevėžys visi turi, kaip aš sakiau, multidisciplinės komandas. Jau yra sukaupę tikrai nemažą patirtį gydant prostatos vėžį. Nebijokit, ir kada jie apeina tas kelias nuomonės, susirenka, apeina kelis centrus, mato, kad visi žmonės daugmaž vienodai kalba, tada ir jiems patiems yra drąsiau priimti sprendimą. Bet tai nereiškia, kad mes laukiame kažko ligos progresavimo, ar tai mirties, ar ne. Prostatos vėžys dažniausiai populiacijoje sutinkamas nuo 65 iki 75 metų amžiaus grupėje. Kadangi prostatos vėžys labai lėtai, dažniausiai labai lėtai augantis tumoras. Beveik 89% atvejų nustačius prostatos vėžį mes galime stebėti ir laukti, bei pradėti gydymą nuo savęs. Man apšvietė kažkoks tai šviesulys, kad pradėjau reguliuotis visą tą suvešėjimą, slopinti. Suprantate, kas dalykas yra? Šitas uždegimo slopinimas, jis kažkokia tai turi keiščiausią poveikį. Tu jauti, kad ir neblogai to yra. Naudokite tos tokius priedus, kurie slopina uždegiminius procesus. Ar yra, ar nėra, geriau jį panaudoti. Ir pagal programą tikrintimasis man sako, žinai, sako, tau vertėtų šiek tiek vartoti maisto priedų, kad tau padėtų reguliuoti visą tavo šitą. Ir čia iškrito man iš dangaus, tikra ta žodžio prasme, pomite. Dar čia kalbama apie vaisius, daržovės, brokolius valgau. Su daržovėm yra didelės problemos. Visi kalba, kad sveikas, labai sveika ir suvalgykite kažkokias daržovės. Klausykit. Kiek esu suvalgęs daržovių, nieko nepasveikau, kaip sirgau su vešėjimu. O pomitai žieriau. Jokio suvešėjimo. Sustabdėm. Prieš 200-300 metų tiek dėmesio mitybai, kiek jo dabar yra, tikrai nebuvo. Deja, bet mes nežinom labai gerų mechanizmų, kaip atsiranda prostatos vėžys. Nežinom, reikia aiškiai pasakyti, nežinom priežasčių. Dėl to dažniausiai ir negalim pasiūlyti labai gerų profilaktikos priemonių. Bendra samprata apie sveiką gyvenseną be abejo galioja. Lygiai taip pat, kaip aš sakiau, ir su tais maisto papildais mes bent jau sąlygosim kai kurių šalutinių reakcijų, lėtesnį atsiradimą arba galbūt išvengsim. Lietuvos žmonės jie per mažai valgo sveiko maisto. Daug dirba, neturi kada tinkamai pavalgyti. Jeigu daugiau visi valgytų sveikesnį maistą, greičiausiai ir onkologijos būtų mažiau. Kas liečia prostatą, tai tikrai pomidorai, brokoliai, granatos, daržovės jau turi didelį poveikį, veikiant priešuždegimiškai ir antiproliferaciškai. Sako, o kodėl man reikia vartoti, sakykime, keisti gyvenseną, mitybą, kodėl man reikia vartoti kažkokį papildą ar panašiai. Klinikinių studijų duomenimis tai yra įrodyta, sakykime, medžiaga, polifenoliai, antioksidantai, kurie teigiamai veikia ir apsaugo žmogaus organizmą nuo oksidacinės pažaidos. Jeigu mes vartojam labai daug daržovių, jeigu mes turim maistą praturtintą polifenoliais, jeigu mes geriam pakankamai daug skysčio,
Tai be abejo, kad prostatos vėžį ir apskritai vėžį mes galime atitolinti. Tai yra nemažai klinikinių studijų, kurios įrodo aiškę, sakykime, tiek daržovių, tiek lapinių įvairių daržovių, tiek granatų, žaliosios arbatos, kitų antioksidantų ir kitų polifenolių, sakykime, teigiamą poveikį žmogaus organizmui. Sakykime, ciberžolė, ar ne? Atrodo prieskonis. Be abejo, mūsų maisto racione ciberžolės nėra daug, pripažinkim. Ir be viso to žmogaus organizmas įsisavina iš prieskonių tik 5 procentus ciberžolės. Todėl aš visuomet rekomenduoju ir į maistą dėti šį produktą, galima ir, sakykime, papildomai vartoti. Lygiai tas pats yra su brokoliais, lygiai tas pats yra su žaliaja arbata. Kodėl kinai geria žaliąją arbatą, ar ne? Ir žiūrėkit, ir gyvena tikrai ilgiau negu vidutinis lietuvis, ar ne? Va, tai yra, antioksidantai. Antioksidantai, polifenoliai, kurie žudo sakykime, vėžinių ląstelių kai kurias formas. Ne? Tai būtent dėl tos priežasties mes turime puikią galimybę patys savo padėti. Kembridžo universiteto mokslininkų komanda atliko klinikinę studiją, kurioje dalyvavo nemaža dalis, sakykime, sveikų maisto produktų, iš kurių atrinko iš 200 skirtingų maisto produktų, atrinko tik 4 produktus, kurie yra efektyviausi, geriausi, stipriausi kaip antioksidantai, kaip polifenoliai, veikiantis ir turintis įtakos prostatos vėžio ir kitų vėžių vystymuisi. Mes džiaugiamės tuo, kad Robertas Tomas subūrė tokią komandą, kuri leido išrasti, sukurti ir galimybę naudoti naują, gerą, šiuolaikišką produktą, sudarytą iš 4 sudėtinių dalių, tai yra iš brokolių, granatų, ciberžolės bei žaliosios arbatos. Tai yra tam tikromis dalimis, kurios geriausiai papildo viena kitą bei veikia sinergistiškai. Reiškia, sustiprina viena kitos veikimą. Didžiosios Britanijos mokslininkai sugebėjo iš brokolių, granatų, žaliosios arbatos ir ciberžolių sukurti veiksmingą kapsulę, kurioje gausu įvairių polifenolių ir antioksidantų, be to šių kapsulių poveikį pagrindė nacionalinio antros fazės POMITE klinikinių tyrimų. Todėl POMITE rekomenduojama vartoti ne tik sergantiems įvairiomis lėtinėmis uždegiminėmis, onkologinėmis lygomis, bet ir visiems, kurie rūpinasi savo sveikata. Tai turint tokį unikalų produktą, mes galime papildyti savo mitybą būtent juo. Nes nėra taip paprasta suvartoti tiek maisto ir tiek, sakykime, žaliųjų salotų, sakykime, brokolių, ar tai kitų, sakykime, daržovių, tokiais kiekiais per dieną. Aš pasidariau nuolatinis POMITE vartotojas. Tas uždegimo slopinimas, jis neleidžia. Tau palieka tokį gerą, norėčiau sulaukti nors 80 metų. POMITE, aš galiu pasakyti, tai yra stebuklingas priedas. Atsiranda kažkokias tai tam, viduje atsiranda stabilumo, psichologinis toks pojūtis. Naudoji tu jį ir tau gerai. Tu jauti, kad už tavo nugaros yra tam tikras sargas ir labai padeda. Sąnarių ir stuburo skausmai trukdo žmonių judrumai, dažnai daro normalų judėjimą ir bet kokią veiklą apsunkinta ar net neįmanoma. Prieš 2 metus logistikos vadybininkė Lina, kai atsirado stiprus nugaros ir sąnarių skausmai, išsigando, kad nebegalės daugiau užsiimti savo mėgstamiausių pomėgių pilvo šokiais. Norėjau visą gyvenimą šokti, o paskui taip netyčia gavosi, kad jau atėjau tą pilvo šokio treniruotę ir pradėjau šokti. Ir pamačiau, kad
Sveikatai labai gerai pilvo šokis, bet visada stipraus organizmo reikia. Esu šokių konkursuose dalyvavusi ir nemažai prizų paėmusi, tai manau, kad jeigu jau teisėjai nusprendė, gal šį bei tą moku. Buvo Lietuvoje Luxoro festivalį 3 vieta Grand Prix paimta ir buvo dar Latvijoje 2 vieta. Buvo labai populiaru netgi 2009-ais. Labai užsakymus važinėjom ir kažkada buvo labai išpopuliarėjęs. Gal dabar truputį nuslūgęs, bet vis tiek dar pilvo šokio mylėtojų labai daug. Reikia labai daug judėti, labai fizinis krūvis didelis ir sąnariai visur turi būti sveiki. Viena iš pagrindinių stuburo ar sąnarių skausmo priežasčių yra mažas fizinis aktyvumas arba atvirkščiai poilsio stoka po didelių ir alinančių krūvių, pavyzdžiui, tokių kaip šokiai. Šokiai atrodo kaip ir džiaugsmas turėtų būti, bet tai labai intensyvius krūviai būna. Jeigu geri treneriai, jeigu geri šokių mokytojai, tai krūviai dažniausiai būna intensyvus. Aš turėjau ne vieną pacientą, kuriam ir paplyšę meniskai buvo ir kremzlių problemos buvo. Tai visada reikia būtinai prieš tokius dalykus geras apšilimas ir save žiūrėti. Daryti tą, ką gali daryti, nedaugiau. Lietuvos sportininkas Galiūnas, tituluojamas stipriausiu pasaulio žmogumi Žydrūnas Savickas, turi savo receptų, kaip išsaugoti sąnarius. Iš tikrųjų, kažkokių labai stebuklų nėra. Sąnariai vis tiek nuo didelio apkrovų dyla ir išsaugoti nėra taip paprasta. Aš tikiu, kad reikia, aišku, teisingai išlipti iš lovos, kad netraumuoti nugaros ir padaryti mankštelę, kad suaktyvinti sąnarius ir sąnariai būtų pasiruošę dienos darbui. Labai svarbu daryti lankstumo pratimus, kad išlaikyti sąnarį sveiką. Prieš fizinį krūvį reikia labai gerą apšilimą. Aš kardio pratimų darau daug, pusę valandos, kiekvieną rytą stengiuosi daryti. Nepaisant to, kad treniruotės yra dar tą pačią dieną, tai kardio yra pusę valandos, mano diena yra būtina žmogui. Lina įsitikinusi, kad didžiausia jos padaryta klaida, kai visą dieną dirba prie kompiuterio, o po darbo prasideda intensyvios šokių treniruotės. Šių laikų žmonės daugiausia kreipiasi dėl klubo ir kelio sąnario skausmų, stuburo asmeninės dalies, pečių juostos bei kaklo būklės pablogėjimo problemų, kurios yra kompleksinės ir susijusios su nuolatiniu sėdėjimu. Sėdimoji padėtis ne tik silpnina ir vargina raumenis, tačiau neigiamai veikia ir sąnarius. Kalbant paprastai, nejudrumo sąlygomis pablogėja sąnario kremzlės, kurie yra esminis sąnario apsaugos elementas mityba. Sąnarys reikalauja judesio. Jeigu sąnarys nejuda, jisai yra būtent. Jis yra nuo to, kad per daug, jis yra nuo to, kad per mažai. Nes sąnario kremzlė neturi kraujotakos. Aprūpinamas deguonim ir maisto medžiagom per sąnarinį skystį. O sąnarinis skystis atsiranda per judesį. Judinant atsiranda sąnarinis skystis ir maitinasi kremzlės, kai kurios raiščių, meniskų dalis ir dėl to būna viskas gerai. Be judesio yra blogai. Kadangi kremzlė maisto medžiagas gauna tik judesio metu, kai suaktyvėja sąnario skysčių judėjimas. Mažiau judant, maistinių medžiagų jai ima nepakakti, taip atsiranda kolageno trūkumas. Sveikas gyvenimo būdas, mityba ir reguliarus fizinis aktyvumas turi teigiamą poveikį, tačiau negali kompensuoti atsiradusio kolageno trūkumo organizme, padidėjus jo poreikiui. Mes dažnai pamirštame, kad metam bėgant kolageno gamyba organizme natūraliai mažėja, dėl to atsiranda senėjimo požymiai, raukšlė, susmukusi oda, sąnarių ir stuburo skausmai. Kinta viso organizmo biomechanika, biologija visai kinta. Ką gamindavo tos pačius kalogenus ir atstatydavo tą kremzlę ar kitus jungiamo audinio šitos struktūras. Jos nustoja tą dalyką daryti arba daro žymiai mažiau negu jaunystėje, o žmogus nori būti aktyvus. Šiandien buvo labai tuo klausimu toks pacientas, kuris sako, aš anksčiau bėgdavau 7 kilometrus. Sako, viskas gerai. Dabar, sako, prabėgti tai galiu, bet man atsiranda sąnarių skausmai. Tai va, dabar reikia tada visą laiką pasirinkti. Gal bėgti 5 jau užteks. Žmogus jau vyresnio amžiaus ir nebe 25 jau. Todėl medikai rekomenduoja 1 ir 2 tipo kolagenus vartoti papildomai. Lina taip ir padarė, jau 2 metus vartojo šveicarišką maisto papildą Cemia Gemze. Šveicariška kokybė turbūt
visus veža. Buvo skausmai, pajutau, tada ėjau pas gydytoją, pas kineziterapeutą, man maisto papildus rašė, vaistus, dariau fizinius pratimus, pradedu sveikti ir kaip jau viskas gerai. Maisto papildas semiogenze biologiškai aktyvus, natyvinis, grynos formos, nedenatūruotas 1 ir 2 tipo kolagenų derinys su vitaminu C. Semiogenze sudėtyje esantis kolagenas yra tokio pat pavydalo, kaip natūraliai randamas kolagenas sausgyslėse, raiščiuose, kauluose, raumenyse ir odoje. Organizmui gautų kolagenų nereikia papildomai apdoroti, jos labai paprastai įsisavinamos ir pristatomas ten, kur jų reikia. Vartoti kolagenus Lina paskatino jų poveikį stuburui, sąnariams, raumenims ir ne tik. Kolagenas paskaičiau, kad labai reikalingas žmogaus organizmui ir kad labai sveika ir kad jo labai reikia, kad jis net nuo raukšlių padeda. Maisto papildas semiogenze grąžino Linai pasitikėjimą savimi. Dar ruošiuosi vienam čempionatui, tikiuosi dar šoks. Ryte yra specialūs pratimai ir vakare yra specialūs pratimai. Ir aišku, maisto papildais skausmų šiuo metu nėra. Labai džiaugiuosi. Visiems, kas man padėjo ir kas parekomendavo va šitą semiogenze ir manau, kad vartosiu toliau. Maisto papildą semiogenze rekomenduojama vartoti suaugusiems žmonėms, norintiems sąnarius ilgai išlaikyti gyvybingus ir be rūpesčių džiaugtis aktyviu gyvenimo būdu, fiziškai aktyviems žmonėms, dažnai patirintiems ilgai trunkantį fizinį krūvį. Kolagenas, aš manau, iš tikrųjų vis tik tai, jeigu ne tik sąnariam, bet bendrai ir odai, ir bendrai organizmui tikrai reikalingas dalykas. Yra vis tik atsiradę naujesnės kartos tų kolagenų ir manau, kad tikrai jie geriau įsisavina negu ankstesniais laikais būdavo kolagenas. Kolageno kiekio esančioje vienoje semiogenze kapsulėje visiškai pakanka pilnai aprūpinti sąnarius visai dienai. Poveikis išryškėja po bazinio 2 mėnesių kurso. Noriu priminti, kad yra svarbi įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.